Labas visiems, vėl nauja sena mašina, priekaba nauja, užsirezervavau savaitę prieš ir skambinu penktadienį, vakar skambinu, sako, nėra priekabos, bet maladėts organizavo naują, mašina irgi skolinta, BMW ką tik padaryta, karočią sankabą pakeista, viskas paskutinė minutė ir tam, kad mes šiandien važiuotume į Rygą, nes bus pirmos lenktynės Rygoje užsienį. Dabar dar mes kraunamės priekabą, Ignas padės kamerą ir padės man, palauk, dar vieną bandymą padarau. Iš kojų reikėtų. Bet mes jau nekaip padarom, Rokas atvaro, užsimintam priekabą, mašiną ant priekabos ir lupam iki Rygos ir vakare ten ruošimės. Tai žodžiu, aš kaip visada su savo laimingom maikute, su savo laimingom, tu kurme apsišūdinau, laimingom kojnėm ir nežinau, susitiksim kažkur ir kažkada, o mes keliam, važiuojam ir užkuojam. Labas visiems. Kaip matot, atvažiavom į Rygą. Čia tai netvarkingas pedokas, parodyk, kaip visi pastatė. Bet sėkmingai atvažiavom. Tai reikia dabar pasilikti mašiną, nueit prisiregistruot, gaut transportnerį, praeiti technikinę. Ir viskas realiai bus labai gerai. Tai šiandien tiek, pasistatom palatkę, praeinam technikinę, pasistatom šitą. Ir rytoj iš ryto kokie 8 atvarom čia. Tai tada grįšiu, o mes dabar įsipatoginam Rokas mašinui. Ate. This is my last resort. Vacation. Now I'm ready. Filmuoja? Labas. Žodžiu, administracinę praėjom, aš legalus. Pedakus čia, vėlin kokį nesąmonę, bet sakė, rytoj daug kas išvažiuos, nes šiandien tas BTC, tai toliau GT lenktyniauja. Mes nusprendėm šiandien nesibazuoti. Iš pirmo kartą neišės. Naujas. Tai nusprendėm šiandien nesibazuoti, rytoj anksčiau iš ryto atvarysim, nes dar rytoj varysim techninę komisiją. Tai rytoj anksčiau reikės keltis, negu tikėjomės. Ir rytoj viską darytis, tai vietoj to, kad išsimiegotume, mes kelsimės anksčiau. Rytoj labai anksti čia būsim, kaip ir visada. Labas rytas visiems. Važiuojame į trasą, šiek tiek prasisklaidę. Mums reikia perstatyti mašiną. Kaip matot, naktį buvo šlapia. Čia laikas gerai, bet žodžiu, šlapia, lyjo ir žada šiandien lietų nuo 12 iki 4, kada yra mano važiavimai, bet liktais tas lietus pusė velnio. Tokias asfaltas, toks drėgnas, bet manau, kol važiuoja trasų, chebra turėtų pravažiuoti. Tai mes varom pasistatyti mašiną, pasiruošti, kur čilinsim visą laiką, o mum už 10 minučių yra techninė komisija, tai reikės važiuoti ją praeiti. Ir tiek, nežinau, įsičilinsim, pirmi važiavimai free practice'as už 1,5 valandos, tai ramiai, neskubėdami viską galim pasidaryti. Tai tą dabar ir einam daryti. Tai susitiksim, manau, po pirmo važiavimo, nebent kažkas pasikeis. Ate. Labas visiems, pirmas practice pravažiuotas. Įvažiavau 7 ratus, tai buvo baisu. Ir po antro rato vakar šiek tiek apgadinta galinio disko apsauga nuo karščio. Užsilenkė ir man labai blogai pradėjo, ne labai blogai, bet labai drebėjo visa mašina. Lėtai pravažiavau minutę 49, kas yra lėtas laikas, esu 4 savo klasėje, nuo 3 vietos lieku 7 sekundėm, bet tikrai manau, kad galiu nusimesti to laiko, tikrai visur bijojau spausti. Tai kvalifikacijos turėsiu 20 minučių, tai tikiuosi, kad šiek tiek ištrasėsiu. Ir tiek, mes einam ruoštis kvalifikacijai, ilsėtis ir super bus. Davai.
važiavau kvalifikaciją, buvo blogai, pradėjo lašėti kažkas iš mašinos. Lyjo, važiavau su semislikais, savo klasį paskutinis, overallas su 13 iš 15, bet baigė lyt, trasa prasusėjo, tai tikiuosi, kad bus geriau dalykai. Daužo labai ratus, bet bandau taip važiuoti, tai raportuosiu po reiso. Ade. Dabar jau truputį praėjo laiko po pirmo reiso, bet viskas labai gerai. Nu, kaip, iš tos situacijos, kokie buvo, tai pagerėjo dalykai, tai kuro lygtais neleidžia. Reisą finišavau 11, buvo gražių lenkimų, lenkimu ir mane lenkė. Viskas ilgai gražiai. Antras reisas už valandos, jau giedrės, trasa sausėja. Tai bandysiu su semislikais. Nežinau, ką bandysiu, užsiauginti kiaušus ir lėkti. Dar labai fainai būtų, jeigu žinosiu, kad mano stabdžiai tikrai gerai veikia, bet aš žinau, kad jie neveikia tikrai gerai, nes man daužo labai per vairą, kai aš stabdau. Ir tiek. Tai ką žinau, susitiksim po antro reiso įspūdžiai.
savo išsilaikiau vietoj, pasimušiau labai fainai su Seatu, bet reikia dar pasižiūrėti, koks mano greičiausias ratas buvo. Minutė 40. Kai, pavyzdžiui, minutė tram 4. Tai nuo lyderio atsilieku 6 sekundėm greičiausiam rate. Šiaip tai, nežinau, aš save kaltinu kažkiek, bet šiaip automobilis tiesiog starte paspaudus tapkę važiuoja, visi nuvažiuoja, mane Seatas pradėjo vytis, tai aš tiek ir mušiaus. Klaidas analizuosiu, šiaip faina, labai trasa, viskas labai patiko, išskyrus lietus, tada bakas, tada padangas, tada žodžiu, daug kintamųjų, bet fainas experiences. Tai tiek. O, dar noriu priminti, kad galite su nuolaidos kodu ZKFU paragauti nuolaidėlę, ten ir šiaip viskas pigu, tai bus dar figa pigiau. O čia va, juparas.eu. Ir tiek, kitas lenktynės spalį, tai susitiksim spalį. Davai.